Sveiki atvykę į psichologinę espreso vietą, kurioje kalbame apie tai, kas svarbiausia tavo psichologiniai sveikatai. Nes tai daugiau nei tinklalaidė. Tai espreso tavo gerai savijautai. Tai sveiki visi atvykę į mūsų naująjį sezoną psichologinis espreso tinklalaidės. Tai labai džiugu su jumis sveikintis. Tikrai džiaugiuosi antrą sezoną vesdama šias tinklalaidės. Ir šis sezonas prižadu, kad bus kupinas naujų dalykų ir ypač ypatingas. Pasileisime naujus produktus, kuriuos pranešiu kitos tinklalaidės metu. Ir šiaip pašnekovai, manau, patys nustebins jūs. Šios tinklalaidės pašnekovė taip pat labai yra ypatingas žmogus. Tiek savo gyvenimo būdu, tiek savo nuveiktais darbais, bet labiausiai jinai yra ypatinga man pačiai, kadangi yra mano mama. Tai labai prašysiu savo mamos prisistatyti mūsų žiūrovams, kurie nepažįsta tavęs. Oi, labas Urte. Kaip malonu girdėti ir labai jaudinančiai, tu čia mane pristatėjai. Aš manau, kad mano gyvenimas nieko nėra ten labai ypatingas. Aš darau viską, kaip daro visi kiti. Tai esu projektų vadovė, projektų valdymo ekspertė, turiu kelias ekspertinės sritis, tai projektų valdymą ir coachingą, tom linkmėm ir judu. Esu coachingo specialistė ir dirbu šitoj srity, turiu savo puslapį ir dirbu su klientais, su grupėmis žmonių įvairia kryptimi ir apie life coach, professional coach. Taip pat karantino metu baigiau pedagogiką. Čia buvo labiau toksai užsiėmimas. Ir taip pat savanoriauju pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijose, esu Pola kortelės ambasadorė, taip pat Pola ligonių gidė. Tai padedu ligoniams, kurie eina sveikatos kelius, sveikstančiams ligoniams juo eiti. Ir teikiu visokeriopą pagalbą, šnekučiuojamės, kalbamės, dalinamės patirtimis, žiniomis. Taip pat, tai atrodo ir tiek, nežinau, ką daugiau galiu pasakyti. Taip, esu lyderė, mentorė, dirbu ir mentoriauju, taip pat vadovavau kurį laiką grupiai žmonių, taip pat turiu krūvą planų, apie kuriuos vis dar laikau širdį ir tikiuosi kažkada paleisiu Go Life, ko ir labai noriu. Tai trumpai tiek tu kreipti. Bet klausimas man dabar tau. Prašau. Kaip tu sugalvojai mane pakviesti į šitą studiją? Tai pradėsiu nuo labai toli, nuo akmens amžiaus. Tai kaip nepaslaptis, aš dirbu klientų aptarnavimo srityje, baristos darbą, turbūt kiekvienam dažnai kasdienybėje susitinkantis tokia profesija. Ir kartu gilinuosi į psichologijos mokslą. Tai labai dažnai, tiek darbe, tiek ir studijose tenka susidurti žmonėmis, kurie nesugeba planuoti savo laiko, savo dienos, nepasiekia tikslų, patys labai save nužemina, kadangi nepasiekia tos tikslų, nors jų tiek kognityviniai, tiek šiaip gebėjimai yra labai aukšti. Bet jiems trūksta tos disciplinos, kadangi pati esu atėjus iš labai disciplinuotos šeimos. Tikrai buvo tvarka, taisyklės, aiškus grafikėlis, viskas sudėta nuo A iki Z. Nevalavau nei karto į mokyklą, nei į būrelius, nors jų lankiau krūvą. Tai manau, kad žmonėms, kurie augę tokiose šeimose kaip aš, labai praverstų tavo pagalba ir tavo žinios ir tavo išmintis, kurią tu įteigi į mano gyvenimą. Tai labai norėčiau, kad kiti sužinotų tavo patirtį ir kaip tau pavyko susikurti tokį gyvenimą ir mane taip gerai išauklėti. Dieve, Urte. Aš visų pirma, tai žinai, tikrai pamiršau pasakyti vieną dalyką, tai didžiausias mano projektas gyvenime, tai ir yra tai, kad aš sugebėjau išauklėti ir paleisti gyvenimą, siekti tikslų tokį žmogų kaip tu ir dabar, tai žinai, man tas ateina toksai pasiekimų rezultatas, manau, kad mane kviečia mano dukra į interviu kaip žmogų, kurį nori parodyti, kaip sektiną pavyzdį. Manau, kad tai yra man didžiausias apdovanojimas ir visa kita, kas yra mano nuveikta, žinai, visi mokslai ir visa kita, tai nublanksta prieš ką mes šiandien turim kartu. Tai ačiū tau labai. Turbūt užduosiu tau klausimą, kurį dažnai užduoda, kadangi esi labai disciplinuotas žmogus.
ir tikrai viską planuojasi, viskas pagal sąrašiuką, tai kur tas chaosas, iš kurio gimsta tie tikslai, kur jis nukrenta, kaip jis atsiranda tavo gyvenime. Chaosas kaip atsiranda? Tai chaosą mes kuriam patys, chaosas ateina iš aplinkos. Chaosas yra mūsų mintise. Tai kažkurią sritį reikia pradėti tvarkyti. Tiesa, tai mūsų visų pirma reakcijos į aplinką. Aš šiek tiek studijavau budizmo ir man labai tas mokslas padėjo susitvarkyti viskai su ta vertinimu, su priėmimo aplinkos. Tai visi mes matom kažką, vieną daiktą. Ne? Ir kaip mes matom, jau priklauso nuo mūsų pačių. Tai kažkam tai chaosas ir kažką tai išderina, kažkam tai yra nerealios galimybės ir žmonės puola, sako, wow, mes krūvas pavyzdžių turim realiai gyvenimuose, ne? Kada kažkas nutinka ir ar ten įmonės bankrutuoja, ar žmonės pasimeta, dingsta motyvacijos, ne, gyvenimo tikslai, norai, atsiranda visokios ligos ir visa kita. Ir kiti žmonės, kurie sako, taip, gerai, tai mane pastiprina, aš einu toliau, aš žinau savo kelią, aš esu tvirtas tuo, ką veikiu. Atsimenu, karantino metu labai girdėjau tiek iš klasiokų, tiek iš draugų, priaugau svorio, nepadariau ten nieko, neperskaičiau knygos, nepadariau namų darbų, kažkaip tiek tau, tiek man. Karantinos laikotarpis toks susistygavimas buvo ir aš ir sportavau kokias 5 dienas iš 7 ir maitinausi sveikiau ir buvo tie mokslai, buvau pirmūnė tais metais, man atrodo. Tai tas toks kaip iš to chaoso atrodo, kur visi bijo, visi pasimetę, galima vis dėlto atrasti tą discipliną ir vėl susistiguoti. Mūsų net neišmušė, matai, mes turėjom labai gerą tvarką. Dukra, mes turėjom palaikymą viena kitos. Kažin ar būtų kitaip ir būtų, jeigu, žinai, viena sėdėtų ant sofos ir baltą mišinį kapotų, žinai, o kita ten su hanteliais skambutį sportuotų. Tai mes turėjom tą tikriausiai svarbiausią dalyką, tai viena kitos palaikymą. Mes turim šunį, kuris buvo geriausias mūsų treneriukas. Nežinau, ar jis norėjo to žygis ėti ar mes įtempėm, bet gerai. Taip. Ir vat, žinai, kai tu klausi, iš kur kyla chaosas, tai mūsų netrikdė aplinka, bet kažką tą aplinką, kuri nutiko, aplinkybės, kurių mes negalime takot, nutiko ir mes jomis pasinaudojom. Aš pasibaigiau pedagogikos studijas, mes dailę pasibaigėm. 2 nuostabius paveikslus nusipiešėm. Taip, mes pasipuošėm savo namus, nuostabiais paveikslais, išbandėm visas technikas. Mes sportavom, tikriausiai buvom geriausias formulas. Taip, tai buvo puikus metas, kada mes tiesiog susėmėm, surėmėm pečius ir sakėm, padarysim. Ir mes padarėm. Tu laimėjai žingsnių konkursą. Taip, mokyklai. Ir Blikutis turėjo laimėti. Nes Blikutis tai nieko negavo už savo žingsnių. Taip. Dar labai noriu tavęs paklausti iš šventinių laikotarpių, ką tik pati buvo Akropolyje. Žiaurus chaosas, va ten tai chaosas. Triukšmas. Nori pirkti, nors nieko nereikia, nes tiesiog visi perka ir tas su minia eini. O kaip su biudžeto planavimu, ypač šventiniu laikotarpiu, ar pavyksta tau susitvarkyti ir neiti su žmonėm ir nepirkti? Ir kaip pavyksta, jeigu pavyksta? Tai spėk, kada mano dovanas buvo supirktos. Prieš gruodį. Taip. Aš pradėjau dovanas planuoti. Šiaip tai man labai patinka dovanas dovanoti prasmingas, reikalingas, tas, kurie žmonės tikrai nori arba kažkada pagalvoja. Tai realiai aš jau apie birželį, liepą pradedu klausyti. Šiaip aš iš tikrųjų mėgstu klausyti žmonių, ne, ko jie nori, apie ką jie svajoja, apie ką jie galvoja. Ir užsirašau vieną mintį, antrą mintį, aš tikrai nepuolu, tarkim, žinai, tu norėjai keramikos studijo, ne, tai aš užsirašau sąrašiuką. Galbūt vėliau nubrauksiu, galbūt užsimaniai kažkokios knygos ir aš tiesiog klausausi, ką kas nori ir apie spalį, lapkritį planuoju dovanas, slepiu jas. Aš randu. Tai va, ir taip susiplanuoju, o tas chaosas, taip sutinku, aš pati buvau Akropoly,
Man reikėjo kalendoriaus mano kitų metų planavimui. Ir tu teisi, per tą, kol aš nuėjau iki knygyno, kur visą laiką perku kalendorius, aš per tą laiką, kur ėjau, aš jau pagavau visų kitų mintis, kad galbūt man to reikia, o kodėl ten ta eilė stovi, man ir šito reikia, ir ano reikia, ir galbūt reikia ir šito, o gal aš per mažai dovanų nupirkau, nes visi čia chaotiškai renka visas dovanas. Bet tada pasakai savo, stop, išneši savo subinę iš tos aplinkos ir geriausia dovana tai yra mūsų laikas vieni kitiems. Tada suvoki, kad nenupirksiu aš niekam to dėmesio. Mes patys žinome, Kalėdų rytą prie eglutės mes mėgaujamės realiai ne tuo, ką vyniojam, o tuo, kiek mes džiaugiamės vieni kitais, bendrystė, Kalėdų dvasia, stebuklais. Ir viešai. Taip. Dar paminėjai planuoklį. Tai kiek tavo gyvenime užima laiko tas planuoklis ir kiek, manai, jis yra svarbus? Ta suplanuota diena, suplanuota savaitė, kiek tai duoda tavo atgalinio ryšio naudos? Aš labai seniai praktikuoju, tikriausiai nuo studijų metų, kitų metų planavimą. Ir aš tą darau gruodžio paskutinės porą savaičių tarpušventį. Dažniausiai atsisėdu, seniau dar darydavau koliažą, karpydavau, pameni, kartu karpydavom, jo. Kartu karpydavom, prisirinkdavom žurnalus, specialiai išsipirkdavom ir įkvepiančius paveiksliukus klijuodavom, tada darydavom gyvenimo ratą, dėliodavom sritis ir turėdavom koliažai, sritis, dėliojam planus, ko mes norim, kai mes ir vizualizuojam kartu ir kartu apsibrėžiam sritis, kuriuose norim paaugti ar išlaikyti, ar padėti indėlį kažką. Ir šitas labai veikia ir mes dar kalbėjom per mūsų klubo susirinkimą, kaip tik iškėliau šitą dalyką. Aš pasakiau, man vieną kartą buvau susiklijavus tokį detalų koliažą, kad tip-top tie metai ir įsipildė. Bet tikrai veikia koliažai, nežinau, ne pirma mano patirtis, bet kiek esu girdėjus tie koliažai, kuriuos klijuodavom, tikrai veikia. Pati esi sakęs, kad bet reikia smulkmeniškai labai. Kiekvieną tą detalę iš tų laikraštukų iškirpti, bet taip su mintim ir tada priklijuoti ir jis suveiks. Nors ir svarbu tikėti, aišku, bet... Norėti. Taip. Mes gal šito vietą, žinai, tikėti, jeigu aš noriu ir jeigu ir noriu ir vat tiems metams susiplanuoju, tai o kaip taip gali nepavykti? Labai geras mąstymas. Aš tiesiog neturiu plano B, einu ir darau. Aš taip stojau psichologijoje, aš pamenu. Sakau, ar tu pasirinkimą padarai antrą? Ne, o kam? Taip, jeigu turi planą A ir daugiau jokių kitų planų. Jeigu tiki savim ir tiki, kad tą padarys ir to labai labai nori, tai tas tiesiog negali neįvykti. Bet ne tik tikėjimo reikia ir to žingsnelių. Tai vat, ką ir noriu pasakyti, pasidarau tikslą, koliažą, gyvenimo ratą, kur noriu ko siekti, tada aš pasiimu metus ir susiplanuoju mėnesiais, tada mėnesius susiplanuoju į savaitės, tada savaitės persikeliu į darbo kalendorių. tą koliažą užverčiu. Koliažą peržiūriu vieną kartą į mėnesį, ar teisinga linkme einu, bet mano darbai jau pasavaičiu yra suplanuojami. Ir faktas, nereikia čia dabar iš savęs daryti, žinai, herojas, būna visko, nutinka gyvenimas. Ištinka tinginystė kartais ir mane. Ir tiesiog planą persikeliu į kitą savaitę, į kitą mėnesį. Tai galų gale netinginystė, tiesiog netidėliotini darbai, tiek darbas, darbo keitimas. Faktas, aš net turėjau tokią mintį ir aš atsimenu taip taikliai galvoju, birželį man reikėtų keisti darbą. Ir taip įrašiau birželį, kad galvoti, tarkim, jeigu mane pakels algos, jeigu ten taip, krūva kitų aplinkybių, man reikėtų apie tai pagalvoti birželį. Bet čia tavo, mintis materializuojasi, jau mes jas užrašom, jau mes jas kažkur pasiplanuojam. Tai kitą kartą tiesiog gyvenimas tai susidėlioja. Aš atsimenu, tuo metu birželį pakeičiau darbą ir paskui pasižiūriu, wow! Ir sakau, ar tikrai viską ten teisingai susiplanavau, nes jau neramu, kad viskas pildosi. Taip, smagu, bet viskas mūsų rankos. Tikrai taip.
Bet ar svarbi tiek noras, tiek disciplina labai svarbu, manau. Tai viskas svarbu. Viskas svarbu. Čia, žinai, toksai motyvacija, disciplina, noras. Gal tiksliau, noras, noriu, žinau, ko noriu, susidedu rutiną, discipliną ir užsikuriu motyvą. Dėl ko aš to siekiu? Dar aš labai noriu paklausti vieno klausimo, kadangi esu labai punktuali ir visą laiką visur laiku ateinu ir net kartais per anksti, 15 minučių. Noriu paklausti, ar dažnai vėluoji? Ne. Ir vat, ką pasakyti žmonėm, kurie chroniškai vėluoja? Sunkus čia klausimas tavo, ką pasakyti, žinai. Kaip padėti jiems, nes aš nemanau, kad jie specialiai tai daro. Nu. Žinai, dukry, aš galiu taip sakyti? Taip. Kad vieną dalyką supratau. Čia, žinai, laikui bėgant, aš buvau labai nepakanti vėluojantiems žmonėms, nes tikrai pati esu punktuali ir lygiai taip pat iki šiol 15 minučių ateinu anksčiau. Ir man geriau ateiti anksčiau ir būti pasiruošus, negu atbėgti sušilus vėluojančiai ir ten... Ir oi, atsiprašau, tokį, žinai, kartu atsivilkti tą chaosą, žinai, tai niekada to nedarau. Ir manau, kuo labiau žmogus užimtas, tuo jis labiau yra disciplinuotas, nes kitu atveju tai nieko ar nepasieksi gyvenime. Ir ta minčių netvarka ir netvarka visose srityse, tai vis tiek iki disbalanso priveda ir anksčiau ir vėliau, tada mes vis tiek sustojam ir turim susitvarkyti. Šiaip per psichologijos įvadą dėstytojas minėjo, kad yra tyrimas, kur buvo įrodyta, kad vėluojantys žmonės yra kūrybingesni, vien dėl to chaoso, vien dėl to, kad daugiau idėjų, bet man labai kertasi tai su realybė, nes niekada neteko pažinoti, gal kažkada ir teks, kad būtent vėluojantis žmogus buvo kūrybiškesnis negu mano pažįstami nevėluojantys žmonės. Tai tas toks susikerta, kad... Atvirai pasakyti, man tai atrodo dangsti. Žinai, jeigu aš atlėkiu susivėlus ir vieną koją nebesiaudama, o ir sumaišius batus ir sakau, žinot, mano kūryba. Galbūt. Čia kaip posakis, kad tinginystė yra šiuolaikinės visuomenės variklis. Nu vis tiek tu turėjai pakelti subinę ir kažką nuveikti, kažką sukurti, kad padėti sau lengviau gyventi, bet vis tiek turėjai... Na nežinau, nei vieno sofos lygos, žinai, čempiono, kuris būtų kažką sukūręs. Aš tiek, kiek pažįstu žmonių, kurie daro kažką gyvenime, ar mes norim nedaryti, nu, fain būtų nedaryti, bet darom, nes mums tai patinka, nes mes tuo tikim ir tą kuriančią vertę teikiamą, ne? Tinginystė man visą laiką asocijuojasi su neigiamomis emocijomis, su kritika kitų, komentarais, tais, žinai, kur sofos lygos, žinai, chatina, o tas toks, tas anoks, tas nieko nedaro, žinai, tai apie tai. Visą laiką kritikuoja kitus, atsimenu, ar galėčiau padaryti tai geriau, ką daro tas žmogus, kurį kritikuoja. Taip, mes atsimenu, šnekėjom tą temą. Nes buvo toks etapas, kad žinai ir tas, o pažiūrėk, anas, o tu į save pasižiūrėk. Pasižiūrėkim vienas patys į save ir kiek mes šitam gyvenime padarėm. Bet dėl to, žinai, ir kaip tu klausi mane, žinai, prisistatyk, man atrodo, mama, kad tu daug gyvenime nuveikei, žinai. Tai man visą laiką atrodo, kad, nu tikrai galima daugiau, yra žmonių, tikrai pažįstu daugiau pasiekusių ir aš tikrai dar noriu daugiau nuveikti ir galvoju, kaip tą dieną ištęsti ir man baisiai nepatinka strikti kamščiuose, nes man toksai, žinai, waste my time ir ką nuveikti per tą laiką, nes mes niekas nežinom, kiek mes jo turim apskritai. Tai, bet, žinai, dirbant ir tose srityse, kurios nėra džiugios, ne, žmonės suserga onkologiniam ligom. Ir tada aš bent jau suvokiu, kad, tiek, kiek mes turim ir mums, kiek padovanota, tą reikia išnaudoti taip, kad būtų galima kuo didžiuotis ir ką palikti po savim, po savęs, kad kiti eitų toliau. O ką patartum žmogui, kuris,
neįgavo nei iš savo tėvų tos struktūros gyvenime, tiek disciplinos, nei teko išmokti pačiam per gyvenimą einant. Ką patartum tokiam žmogui, kaip pradėti vis dėlto nuo nulio siekti tos disciplinos, jeigu jis to nori? Jeigu jis to nori, būtina norėti. Su to sąlyga, kad jeigu jis to nori. Čia svarbiausia sąlyga yra norėti, savim tikėti ir tada, kaip aš sakau, tą dramblį valgyti po truputį, pradėti nuo mažų dalykų. Kokie tie maži dalykai būtų? Tai žiūrint, kas ko nori, žinai. Disciplinos, tvarkingos dienotvarkės. Tai nuspręsti, kad aš kelsiuosi dabar visą laiką 7 ryto. Ir no excuses. Tiesiog keliuosi 7 ryto. Ir nereikia daug apribojimų savo pasidaryti. Daug dabar kelsiuosi 7 ryto, atsisakau cukraus, atsisakau socialinių tinklų, žinai, ten tik tai 1 valandą per dieną ir vat nuo rytdienos. Ir ta rytdiena išauš ir vien nuo tų apribojimų, žmogui nėra gerai. Taip, vat tai sakau, čia va ta motyvacija turi būti ir labai labai svarbu ta motyvacija ar yra nuo, ar yra į. Vat čia labai svarbu. Ar aš žmogus, tarkim, nenori, ko jisai siekia. Ar jisai siekia kažko atsikratyti, ar jisai siekia kažką pasiekti, tapti geresniu, ne? Jeigu aš atsikelsiu, aš būsiu sveikesnis, arba aš atsisakau cukraus, va tam tikrą periodą labai puikus laikas dabar buvo, ne, adventas, aš atsisakau dabar cukraus, va iki to ir to, nes aš noriu būti sveikesnis, o ne, žinai, tenais kažko atsisakyti, net ir svorio mesti. Tai nėra ta motyvacija, ta, kuri judėtų, nes jinai visai kitaip veikia, visai kitaip pats organizmas, aš noriu būti sveikesnis, aš padarysiu tą. Ta teigiama motyvacija. Taip, teigiama motyvacija. Atsikratimo tokia. Jo, atsisakyti, nes, ta prasme, ne atsispirti, žinai, nuo kažko, o eiti į kažką. Vat tada, kai mes siekiam kažko ir vertinti, ir labai, dar kitas labai svarbus, pasidžiaugti savim. Ir dar labai papildyt norėčiau tave, kad svarbus teigiami pastiprinimai. Tai va, čia yra pats svarbiausias, o ne tai, kad, žinai, nepakankamai aš dar. Koks aš blogas, kad nepakankamai. Taip, ir čia aš nežinau, žinai, daug kas sako, kad tai lietuvių bruožas, bet man apskritai... Kalimas prie kryžiaus. Jo savęs, žinai, žinai, gera diena buvo, jo, gera, bet galėjo būti geresnė. Aš galėjau ir tą, pasidžiaugim savim. Iš tikrųjų, mes tikrai mažai pasidžiaugim savim. Dar kitas dalykas, kas įdomu, aš pas ant savęs, tarp kitko atkreipiau dėmesį, aš labai džiaugiuosi, tarkim, savo klientų, pasiekimais, oi, kaip gerai, kad šaunuolis, kad kažką ten darėjai, ėjai į priekį, tarkim, žmonės nori sportuoti po coachingo sesijoje, pradeda tą daryti, žinai. Ir aš taip už jo džiaugiuosi. Ir pati nenueinu ten į kokią treniruotę, nepasportuoju ir jau bloku save prie kryžiaus. Galvoju, žinai, mes labai greiti pagirti kitus, bet save kažkaip apleidžiam. Tai reikėtų kažkaip save vis karts nuo karto iškelti, pakeltis. Ir niekas kitas, posakis yra geras. Kas kitas, jei ne tu, ar kaip tu ant šunių uodegą pakels, kažkas tokio. Dar atsimenu vieną iš mūsų gyvenimo pavyzdį, tai irgi karantino metu, jeigu visą savaitę, tai viskas gerai, pakiliai, nevalom tų saldumynų, tai būtent savaitgalį nueinam į parduotuvę ir nusiperkam sūrelių ir kartu jas valgom. Tai atsimenu, kaip labai šviesų dalykai ir gerą tokį. Net ta motyvacija, kai save apsidovanoji, jinai automatiškai pakyla, toks pats pakyli, kaip ir tu sakai. Realiai, kaip ten darėm, tai viskas buvo dėl sveikatos tikslų, kad ir ta psichologinė sveikata, kaip yra fizinis judesys, kai nėra cukraus, yra geresnė. Tai karantino metu tai buvo sveika, tiek ir dabar yra, aišku, ne tik karantino metu, bet karantino metu tiesiog buvo tas visiems sunkus periodas, dėl to, kaip pavyzdį ir duodu. Tai manau, kad labai padeda tie ir pastiprinimai ir būtent į save, nuo savęs. Labai teisinga mintis buvo. Jo, ir labai svarbus ir palaikymas. Kai tu, žinai, mes tau užgrėbėm šiek tiek tą temą apie palaikymą, tai ir čia labai svarbu. Apsupti save aplinka, kuri mus įkvepia.
žinai, daug dabar yra prirašyta literatūros ir tikrai ir literatūros, ir podcastų, ir šiaip yra rašo, skaito, visur garsiai kalbama ir tai yra tiesa. Mes turim apsupti save tą aplinką, motyvuojančią, skatinančią augti, skatinančią tobulėti, net nekritikuojančią, neneigiančią. Na, nežinau dar nei vieno, kuris, nebent ant stipraus charakterio, bet aš vis tiek galvoju, kad kažkur tai anksčiau ir vėliau išlystas, kad tai ėjo per sunkumą, per vargą, žinai, kad pasiekė, ne per norą, ne per gerumą, žinai, nes tada, žinai, tas ir plakimas tikriausiai ateina iš to, kad užsibrėžiu tikslų ir kažkas tai, nežinau, kaip tau čia seksis, žinai, kiek tokių yra, žinai. Taip, ir kas, kad 105 kartą mėginu atsikratyti cukraus. O galbūt 106 man pasiseks ir valio, ir man nereikia girdėti, kad eilinį kartą mėgina ten eiti į sporto klubą, tai tai kai pasportuosi pusę metų, tai pasakyk, tada pasidžiaugsi. Bet kai žmogus pasako, kad aš tavim tikiu, manau, kad šį kartą pavyks, iš karto kažkaip ir ateina tas tos, kad žinai, kas ateina? Atsakomybė. Atsakomybė net ir ne tik prieš jis manim tiki, geras, jis manim tiki, žinai. Reikia įrodyti. Nes jeigu dar savo aš ten kažkur nuolaidą padarysiu, tai prieš kitą jau jeigu pasakiau, jis manim tiki, žinai. Nes tas, kuris netiki, žinai, pasakė ir dar, gerai, jisai netiki, aš netikiu, dar tas netiki, tai. Taip pat noriu tavęs paklausti, mama, kaip susitvarkai su chaosu dienoje, kaip įveiki savo chaosą? Tai, žinai, to paties chaoso pas mane galbūt yra nedaug, kiek ir jis įtakojo, bet jeigu teisingai tavo klausimą, žinai, perfrazuosiu, perinterpretuosiu, tai aš vis tiek darau nemažai veiklų savo dienoje, tai yra mano darbas, kurį aš dirbu, po darbo turiu dar kitų veiklų savo ir mano dienoje, tam, kad aš pasiruoščiau, aš labai mėgstu tą restartaciją, nepulti nuo vieno prie kito, nes mane tai išderina ir galiausiai aš labai tikiu to energetikom ir tom, žinai, kad neatsinešam vieno, žinai, kaip sako, iš darbo parsinešu namus ar namus į darbą, tai aš nemėgstu tų krepšelių nešioti savo nugaros, tai dažnai taikau įvairias meditacijas, kvėpavimo pratimus, taip pat sportuoju, fizinė veikla, tas pats, žinai, su šuniu išeinu pasivaikščioti, kitą kartą ir muzika mašinai, jeigu tai padeda man nuraminti savo mintis ir grįžti tai, kas esu dabartis, į čia ir dabar ir nueiti į kitą veiklą, tai ir yra tas mano, žinai, mano pagalba man pačiai. Bet, tarkim, kiekvienam tai tikrai labai rekomenduočiau ieškoti ir atrasti savo veiklas. Nes aš pati dabar ir mėginu ir naudojuosi ir kas įdomiausia, atradau padelį, atradau šaltą vandenį ir šitų metų laiku maudausi ir kas man būtų pasakęs prieš metus, kad įlysti vandenį, tai aš tikrai, atvirai pasakius, būčiau ties smilkiniu pasukiojus pirštą, šiai dienai aš tą darau su tokiu malonumu ir tai man padeda taip išsivalyti ir mintis ir galvoju, aš jau nekalbu apie tai, kokia tai nauda yra kūnui ir organizmui. Labai crazy, gauti iš mamos sekmadienį 7 ryto nuotraukas iš ežio. Kaip pati lavyti šiltai guliu. Šiaip iš tų, ką minėjai, tai man labai padeda ėjimas su šuniuku ir su ausinėm, su muzika. Tikrai kaip viena iš mano meditacijos formų, kada tos jausmas nieko aplinkui nėra, tik aš bleikas ir kelias. Labai šitas padeda. Taip. Ir labai rekomenduoju visiems bandyti. Ir šitas man neveikia, tai aš jau geriau prie sofos pasėdėsiu. Aš galiu pasakyti tikrai išmėginta mano artimų žmonių, sofa veikia neigiamai. Gulėti ant sofos, tai yra merdėjimas, tai yra kritimas į tą pelkę ir nieko daugiau. Tai nežinau, kam padeda, bet tai tikrai nepadeda veikti, nepadeda būti taikoje su savimi. Tai kokia būtų tavo paskutinė žinutė mūsų klausytojams? Ko palinkėčiau visiems sau ir visatai tikriausiai, tai švarių minčių,
kad jos nebūtų tokios darganotos kaip mūsų oras, kad mes tikrai matytumėm daugiau gražių dalykų, kurių yra tikrai daug nuostabių aplinkui, išvelgti juos, daugiau meilės vieni kitiems, supratimo, pagarbos, kiekvieno keliui ir kad ir kuris šiandien yra, aš tikiu, kad jeigu kažkas netenkina, galima viską pakeisti taip, kad vilties, tikėjimo ir meilės. Ačiū tau labai. Ačiū tau.